Džiugu jūs šiandieną matyti ir džiugu, kad mes galėsime atsiversti Dievo žodį, kas pas mus esate svečiai šį sekmadienį ir nebūnate su mumis pastoviai arba dalyvaujate garbinime kitose bendruomenėse. Mes studijuojame patarlių knygą. Mes užbaigėme pirmą dalį patarlių knygos, kur yra tokia teologija, teorinė, kur sudedamos geros žinios, sudedamos geras pamatas. Bet taip pat šita knyga yra praktinė labai knyga. Ir labai turime daug praktinės teologijos. Ir mes žiūrime į įvairias sritis. Ir šiuo metu mes visi žvelgiame į vieną sritį, su kuria susidurėme kiekvieną dieną. Šitas sritis yra pinigai. Ir be abejo, patarlių knyga ir visa Biblija, kada mes žiūrime, šią temą turi labai daug ką pasakyti. Mes skyrėme vieną sekmadienį ir akcentavome kai kurias pamatinės tiesas apie pinigus. Prašau, atsiminkite jas. Visų turtų savininkas yra Dievas. Visų turtų savininkas yra Dievas. Mes kalbėjome apie tai, kad Dievas panaudoja pinigus tikinčioje gyvenime, kad mokytų pasitikėti juo. Ir kiekvieną sekmadienį atkreipėme dėmesį labai svarbią tiesą, ką sakė pats viešpats Jėzus Kristus. Jeigu tu neišmokai tvarkyti neteisiosios mamonos, tai yra pinigų, kasgi tau paves tikruosius turtus. Čia kalba viešpats Jėzus Kristus. Jeigu tavo piniguose šiandieną betvarkė, nelauk, kad Dievas paves tau tikruosius turtus. Mes pažiūrėjome taip pat, kad priminti ir atkartoti, ko Dievas moko dėl pinigų. Dievas nemoko laukti savo žodį ir patarlių knygoj, kad kiti tau duotų. Čia yra teologinė klaida, jeigu tu lauki, kad kiti tau duotų. Ir taip pat Dievas nemoko laukti, kad tu labai greitai praturtėsi. Raštas labai aiškus ir sako, dirb sunkiai ir Dievas palaimins. Mes praleidome kelis sekmadienius žiūrėdami tai, kaip viešpats moko panaudoti pinigus, juos investuoti, kaip juos moko kokių dalykų, kaip išleisti pinigus. Vieną sekmadienį mes žiūrėjome tai, kad pirma tavo pinigų dalis priklauso viešpačiui. Nebus čia tvarkos, nebus kitose srityse tvarkos. Praeitą sekmadienį mes pažvelgėme į vieną labai svarbią temą, panaudodami daug Biblijos eilučių, ir ta tema, kokia yra tavo pinigų apskaita. Ar tu žinai, kiek tu turi? Ar tu žinai, kur tu išleidi? Ar tu vedi pinigų apskaitą ir ar tu su Dievo pagalba visą tai vertini laikas nuo laiko, nes grįžtame prie Jėzaus Kristaus pamokymo. Kas neišmoko tvarkyti mamonos, kas jam paves tikruosius turtus. Šiandien aš paimsiu vieną neįprastą temą ir pažiūrėsiu su jumis į kelias eilutes patarlių knygoje ir norėsiu paimti vieną pavyzdį iš Biblijos. Bet viena neįprasta tema bus tokia. Kas iš jūsų mėgsta apsipirkti? Gerai. Čia retorinis klausimas. Ačiū, kas pakėlėt rankas. Retorinis klausimas. Turbūt kiekvienas iš mūsų, kiekvieną dieną girdime daug reklamos. Matome daug reklamos. Keliaujame į parduotuvės, perkame kaip kuriuos dalykus. Ir mano kitas retorinis klausimas, kaip mes tvarkome su pinigais tose srityse. Aš norėčiau su jumis atsiversti patarlių knygą, prisiminti kelias eilutes ir po to keliauti prie savo pamokslo temos. Patarlių 21 skyrius. Eilutė, kurią mes žiūrime kelis sekmadienius ir stengiamės, kad jinai išliktų mūsų širdyje su Dievo pagalba. Patarlių 21 skyrius. Ir patarlių 21 skyriuje 5 eilutė sako, stropėjo sumanimai veda į apstybę, skuboti į nuostolį. Ir jeigu jūs atsiversite sekantį skyrių, patarlių 22 skyrių, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 3 eilutę. Supratingas numato pavojų ir pasislepia.
o neišmanėlis eina ir nukenčia. Prieš maždaug 4 metus Biblijos koledže aš buvau paruošęs tokią eilę klausimų ir prašiau, kad žmonės atsakytų savo taip arba ne. Taip arba ne. Aš noriu pakartoti keletą klausimų. Jūs dabar galite neatsakinėti garsiai taip arba ne, bet pamastyti savo, kaip jūs kaip kuriuose situacijose elgiatės. Ir apaštalas Paulius sako, iš tvarkytojų reikalaujama, kad jie būtų ištikimi. Iš prievaizdo reikalaujama, kad jis būtų ištikimas. Tai, kas jam pavesta, man niekas šitoje žemėje nepriklauso dėja, man pavesta iš pačio svarbiausios mens. Ir viešpats sako, reikalauju ištikimybės. Mano klausimai bus tokie. Ar tu visada gerai patikrini prekę prieš ją perkant? Ir savo galite mąstyti. Kitas mano klausimas. Jei jums pristato prekę į namus, jūs taip pat ją patikrinate ir jinai neturi jokios žalos. Jūs tvarkytojas, kuriam Dievas paveda kaip kurios dalykus, kur Dievas leidžia išleisti finansus ir iš tvarkytojo reikalaujama, kad būtum ištikimas. Ar tu visada kruopščiai patikrini prekės kainą? Ar tu visada išėjęs iš parduotuvės, pažiūri kasos kvitą ir sutikrini, kad kaina kasos kvite sutinka su ta kaina, kurią tu matei lentynėje? Mano kitas klausimas. Ar tu naudoji tokią tvarką, kad sudaryti prekių sąrašą, kada vyksti apsipirkti į parduotuvę? Ar tu pasiduodi jausmams ir pradedi pirkti vieną po kitos akcijinės prekes? Ar tu tariesi dėl svarbių pirkinių su savo šeima? Kitas mano klausimas. Ar tu žinai, kiek grynų pinigų dabar turi savo kišenėje arba piniginiai? Dabar. Iš tvarkytojų reikalaujama, kad jie būtų ištikimi, taip sako Dievo žodis, kiek aš suprantu. Ar tu žinai, jeigu aš tavęs paklausčiau, kiek tu pinigų dabar turi savo kišeniai arba piniginiai? Norėčiau užduoti dar kelis klausimus. Jeigu jūs patenkate į prezentaciją, ar jūs nedarot žaibiškų sprendimų? Nes ten viskas gerai. Ir puodai, ir patalai, ir mikseriai, ir taip toliau. Ir kitas mano klausimas. Ar tu greitai pasiduodi reklamai, kurią matai, arba kurią išgirsti? Stropiojo sumanimai veda į apstybę. Išmintingas žmogus numato kaip kurios dalykus ir ką padaro, pasislėpia. O šiandien aš norėsiu paimti su jumis vieną labai gerą pavyzdį iš Biblijos, pažiūrėti, kaip jisai veikia tomis dienomis ir pažiūrėti, kas šiandien yra panaudojama tam tikrose dalykuose, kad kartais tu su pinigais pasielgtum neteisingai. Pradžios knygos 3 skyrius, prašau. Pradžios knygos 3 skyrius. Jums labai gerai žinomas pavyzdys. Ir Pradžios knygos 3 skyriuje, kaip jūs atsiversite, aš norėsiu paskaityti nuo 1 iki 7 eilutės. Pradžios knygos 3 skyrius, prašau, nuo 1 iki 7 eilutės. Gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus, kurios viešpats Dievas sutvėrė. Ji tarė moteriai,
ar tikrai Dievas pasakė, nevalgykite nuo visų sodo medžių? Moteris atsakė gyvatei, mums leista valgyti nuo sodo medžio vaisius, išskyrus vaisius medžio, kuris yra sodo viduryje. Dievas įsakė, nevalgykite nuo jo ir nelieskite jo, kad nemirtumėte. Gyvatė atsakė, nemirsite. Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo jo, atsivers jūsų akis ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Kai moteris pamatė, kad medžių vaisiai yra tinkami maistui, patrauklus akims ir vieną suvalgius galima įsigyti išminties, ji paėmė jo vaisių, pati valgė ir davė savo vyrui ir jis valgė. Tada atsivėrė abiejų akis ir jie suprato esą nuogi. Juodu supynė figmedžio lapus ir pasidarė prijuostes. Pirmas mano pamokslo punktas yra iš vieno žodžio – aplinka. Ir dabar palyginkime truputėlį aplinka, kurioje radosi Ieva, ir aplinka, kurioje gyveni šiandien tu. Prieš kalbant apie visus tuos dalykus, kaip mes panaudojam pinigus, kaip mes išleidžiam pinigus, aplinka. Pirmiausiai, kada mes kalbame apie aplinką, tuo metu Ieva buvo nuostabus Dievo kūrinys be nuodėmės. Aplinka. Ieva nuostabus Dievo kūrinys be nuodėmės. Kitas dalykas. Sutikite, kad tuo metu Edeno sode iki nuopuolio Ieva neturėjo nuodėmingos prigimties. Ieva buvo be nuodėmingos prigimties. Kitas mano dalykas. Ieva turėjo maisto su pertekliumi. Jai nereikėjo galvoti tuo metu, iš ko aš rytoj kepsiu blynus. Jinai turėjo maisto su pertekliumi, sode, kurį sukūrė Dievas, kur kiekvienas Dievo kūrinys buvo nuostabus. Jai nereikėjo baimintis dėl skurdo, jai nereikėjo baimintis, ar aš sirgsiu, kol jinai buvo nenusidėjus. Jai nereikėjo baimintis, ar aš numirsiu, jeigu neturėsiu maisto. Manau, kad Ieva turėjo gerą vyrą. Jie turėjo draugystę su viešpačiu, kaip mes skaitome pradžios knygos 3 skyriuje. Jie turėjo galimybę vaikščioti su Dievu. Ievos nespaudė jokie įstatymai, tik Dievo duota tvarka, bet nebuvo tiek daug įstatymų, kuriuos reikėtų kiekvieną dieną kreipti dėmesį. Dievas buvo davęs keletą labai aiškių nurodymų, ko jis laukia iš žmonių. Ir be abejo, mes skaitome pradžios knygos sukūrimo istorijoje, jinai buvo sukurta būti vyro padėjėja. Dievas kaip sukūrė, jisai sakė, negerai būti žmogui vienam, aš sukursiu padėjėją. Kokioje aplinkoje radosi Ieva? Nuostabioj. Ir mes matome šitame rašte, kad Ieva, kuri radosi tuo metu nuostabioj atmosferoj, nuostabioj aplinkoj, tai, kad Dievas parūpino, sukrito tam tikrose dalykuose. Mūsų aplinka šiandieną nėra tokia kaip Ievos. Mes randamės labai specifiniai aplinkoj. Mes randamės aplinkoj, kur daugelis dalykų sukoncentruoti į mūsų silpnybės. Labai daug dalykų sukoncentruoti į mūsų silpnybės. Ir kada tie dalykai apeliuoja į mūsų silpnybės, aš nežinau daug apie tave, aš galiu pasakyti apie save. Dažniausiai aš pasidarau nepatenkintas, to aš neturiu. Ir užmirštu, kiek daug aš turiu. Mano aplinka skiriasi.
Ir daug kas yra sukoncentruota į mano silpnybės. Todėl aplinka. Mes galime palyginti, kas atsitiko toje aplinkoje. Ir mes šiandien pakalbėjome apie aplinką, kur mes randamės. Ir matote, aplinka ne viską garantuoja. Žmonės sako, sukursime tam tikrą aplinką, padarysime tam tikrus dalykus ir tada bus gerai. Ne, Biblija taip nesako. Gerai, o dabar pasižiūrėkime antram punkte į subtiles strategijas. Kokią strategiją priešas naudoja pradžios knygos 3 skyriuje ir kokios strategijos šiandieną naudojamos, kad mes kaip kuriuose srityse su finansais, kurios Dievas mums davė, nesielgtume teisingai. Kada mes dabar kalbėsime apie subtiles strategijas, aš norėsiu su jumis pakalbėti nei daug, nei mažai, labai greitai, apie 12 dalykų. 12 dalykų. Pradžios knygos 3 skyrius 12 dalykų. Strategija tada, strategija šiandien. Pirma tiesa. Strategijose subtilus priėjimas. Pirma tiesa strategijoje subtilus priėjimas. 3 skyriaus 1 eilutėje parašyta: gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas sutvėrė. Ji tarė moteriai: ar tikrai Dievas pasakė, nevalgykite nuo visų sodo medžių. Kaip kuriuose strategijose viskas prasideda nuo priėjimo. Gyvatė gudresnė, hebrajų kalbos žodis subtilesnė, hebrajų kalbos žodis išmanesnė, hebrajų kalbos žodis, jeigu pasakyti tokį ne visiškai tikslų lietuvių kalbos žodį, hitresnė. Ir gyvatė šitoje vietoje, mes žinome, kas stovėjo už gyvatės, prišliaužė, aš nežinau, ar jinai gal nešliaužė, nes po nuopuolio mes sakome, šliaužiasi. Galėjo būti, kad iki nuopuolio gyvatė vaikščiojo. Daugelis teologų daro tokį pastebėjimą. Ir vėlgi, mes matome, kad tai gudrus gyvūnas ir, kaip dažnai sakome, Dievo net nenusistebėjo. A, kodėl gyvatė kalba? Nėra nuostabos, ar ne? Nėra, kad jinai iškrenta. Gyvatė pradėjo kalbėti. Jinai priima tai labai, labai normaliai. Ir mes matome subtilų priėjimą. Ar tikrai Dievas nepasakė? Ar tikrai Dievas tai pasakė? Ar tikrai? Nu, ką pradžioje gali tokiame klausime blogo išvelgti, ne? Ateina ir klausia asmuo. Nu, ar tikrai Dievas tai pasakė? Ar iš tikrųjų taip yra? Ir vėlgi turime tą kūrinį prieš nuopuolį, kuris rafinuotas, subtilus. Aš galvoju, kaip šiandieną kai kurie žmonės prieina prie mūsų, kurie nori mūsų pinigų. Prekė angliška. Nors namie nuplėši lipduką, žiūri Made in China, niekur daugiau. Jūs šiandieną vienintelis iš šito rajono išrinktasis. O, kodėl aš? Jūs tik tai laimėjote loteriją mūsų ir jum vienam šiandieną 2000 litų nuolaida. Man vienam Vilniui? Taip. Įdomu, kaip žiūri šitos dalykus ir šitas strategijas, mes matome subtilus priėjimas. Bet mes skaitome toliau ir leiskite man dabar pastebėti vieną principą kartu su jumis. Ir tai gal nebuvo tiek aktualu prieš nuopuolį, bet dabar mes turėtume atkreipti dėmesį į vieną principą po nuopuolio, kuris yra prie antros tiesos. Prie ko priėjo gyvatė ir su kuo gyvatė kalbėjo? Su Ieva. Kuo buvo sukurta būti Ieva?
Mes skaitome pradžios knygoj vyro padėjėją. Mes skaitome po nuopuolio, kad Dievas duoda labai konkrečius dalykus. Tave trauks prie vyro ir vyras tau viešpataus. Bet prie šito dalyko aš noriu atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Kartais būna neteisingas kreipimasis. Kartais būna neteisingas kreipimasis. Ir kai kurios strategijos labai dažnai aplenkia Dievo nustatytą tvarką. Daugelis strategijų aplenkia Dievo nustatytą tvarką. Ei vaikai, ar norite būti laimingi? Atneškite mums savo litus. Skamba gerai? Gerai. Bet šitas dalykas moko, kad yra aplenkiama Dievo nustatyta tvarka. Tėti ir mama, mane kaip kurie kviečia atnešti savo litus, bet čia yra Dievo nustatyta tvarka, per kur turėtų būti daromas kreipimasis. Ir visą laiką šitose strategijose, subtiliose strategijose, mes matome, kad labai dažnai Dievo tvarka yra aplenkiama. Subtilus priėjimas, kada kažkas nori mūsų pinigų, neteisingas kreipimasis, o po to trečia tiesa, kada skaitome 3 skyriaus 1 eilutę, yra abejonių sukėlimas. Abejonių sukėlimas. Leiskite jums užduoti klausimą, kad pastimuliuoti jūsų mąstymą. Nuo kiek medžių Dievas neleido valgyti Ievai ir Adomui? Nuo kiek medžių Dievas neleido valgyti Ievui ir Adomui? Kitas mano klausimas. Nuo kiek medžių Dievas leido valgyti? Nuo visų. Ir jūs pažiūrėkite šitoje vietoje abejonių sukėlimas. Ieva, susikoncentruok tik į vieną tą dalyką, ką Dievas pasakė nedaryk. Ir užmiršk visus palaiminimus, kuriuos turi aplinkui. Užmiršk, kaip tu esi palaiminta ir kiek tu gali džiaugtis. Bet dabar aš tave sukoncentruosiu tik į vieną tą dalyką ir sukelsiu tau abejonės. Visą laiką šitie dalykai strategijoje sukelia abejonės. Subtilus priėjimas, neteisingas kreipimasis, abejonių sukelimas. Ir dabar, kada mes žiūrime 3 skyriaus 4 eilutėje, kaip kartais daug kas apeliuoja, kad pinigai būtų panaudoti neteisingai, 3 skyriaus 4 eilutėje gyvatė atsakė, nemirsite. Ir šitoje vietoje prasideda perspėjimo arba pamokymo atmetimas. Perspėjimo arba pamokymo atmetimas. Ir mes matome, kad jinai tai susikoncentruoja ir yra pagundimas užmiršti ten, kur jinai buvo perspėta ir ten, kur jinai buvo pamokyta. Prieš 5 savaitės man teko kalbėti su viena moterė, kuriai 35-40 metų iš kito miesto. Pokalbis prasidėjo taip. Ką man daryti? Aš turiu daug skolų. Ir jau jos mane slegia. O po 10 minučių pokalbis pakrypo taip. Bet po savaitės aš išsipirkau kelionę į vieną gerai žinomą pasaulio kurortą. Aš ten važiuosiu, būsiu, užsimokėjau už viešbutį ir kas antrą dieną savo užsisakiau įmantrius masažus. Aš truputį apie skolas, ką Dievo žodis moko, daugiau žiūrėsiu kitą sekmadienį, kas yra skolos.
ir koks Dievo požiūris į jas. Žinot, tiesiai šviesiai pasakiau tai moteriai, tu skolinga, jokių kurortų, jokių viešbučių, jokių masažų. Ar tai baisiai skamba? Be abejo, tu tironas. Tu nuskriaudi kaip kurios žmonės, kuriems turi grąžinti skolas. Kodėl jie negali važiuoti į kurortą, jeigu tu jiem nuneštum skolą, jie laukia įsitempę? Kodėl taip yra? Bet žinot, vienintelis dalykas, kuris labai aiškus. Žmogus, kuris taip elgiasi, jis atmeta pamokymą, perspėjimą iš Dievo žodžio, ką Dievo žodis moko. Subtiliuose strategijose labai dažnai įtakojama, kad išleidžiant savo pinigus, einant darant kaip kurios dalykus su savo pinigais, perkant kaip kurios dalykus su savo pinigais, mes užmirštame perspėjimus arba pamokymus iš Dievo žodžio. 5 dalykas, kas įvyksta po to, nepasitenkinimas. 3 skyriaus 5 eilutė sako, Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo jo, atsivers jūsų akis ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Ieva, kažko trūksta tavo gyvenime. Kažko trūksta tavo gyvenime. Ir jeigu tu gerai pagalvosi, trūksta visai nedaug. O kas tas nedaug? Tau trūksta tavo gyvenime tik tai vieno kąsnelio nuo to vaisiaus. Ir tu būsi kaip kas? Kaip Dievas. Daugam patinka šita frazė. Būkime sąžiningi, nemeluokime. Daugam patinka šita frazė. Mūsų kūniškai prigimčiai patinka šita frazė. Nuodėmingai prigimčiai patinka šita frazė. Ir tik tiek nedaug, vienas mažas gabaliukas nuo to vaisiaus ir gyvenimas bus pasitenkinime. Mylieji, ką daro kartais mūsų pinigų išleidimas ir akis ko mato arba ausis ką girdi, kaip kuriuose dalykuose. Tik to trūksta. Tik to trūksta. Tik to trūksta. Man patiko, kai viena sesuo Kristuje man persiuntė prieš mėnesį finansų seminarą. Ir man labai patiko klausyti tą rusų bendruomenę. Pastorius Kolomycevas paklausė tokio klausimo, kiek iš jūsų savo spintoje turite mažiau negu 10 rūbų? Rankos nekyla. Rankos nekyla tokiais momentais. Bet broliai seseris, jis taip gražiai pasakė, ar atsimenat tie, kurie gyvenote tarybiniais laikais? Jeigu turėdavai vienas kelnes ar vieną suknelę, būdavo gerai. Bet jeigu turėdavai kitą, kad išsiskalbsti, tai išvis būdavo gerai. Bet šiandieną mes gyvename tomis dienomis, kas buvo Edeno sode, sukeliamas nepasitenkinimas. Ir mes tada varom pirmin, užmirštam, kieno prievaizdai mes esame, užmirštame, ką mes pašaukti būti ištikimi. Ir mes nepasitenkinę ir sakome, mums tik to vieno kąsnelio nuo to vaisiaus. Bet tai dažniausiai būna melas. Žinot, visi tie dalykai niekada nesprendžia problemos. Niekada. Jie tik tai truputį paliečia simptomus. Pačia. Bet jie niekada nesprendžia problemos. Ir tie dalykai visada įtakoja nepasitenkinimą. 6 tiesa, kada mes kalbame, kas tai per strategija, atkreipkite dėmesį dar kartą 3 skyriui 5 eilutė pabaigoje į tą sakinį, kurį mes jau truputėlį aptarėme. Jūs tapsite kaip tėvai. Nepriklausomybė. Nepriklausomybė. Jeigu aš tik tai atsikasiu, jeigu aš taip padarysiu, aš būsiu pats arba pati bosas savo gyvenime. Ar ne to mes norime?
Kaip kurie žmonės to nesako, kai kurie žmonės ateina ir sako, ne, tik Dievas autoritetas. Ir kaip kurie žmonės nemato, kad jie patys savo patapo autoritetu. Čia kartais būna mūsų dvasinės kalbos labai gražios. Tik Dievas autoritetas, ar nematai, ir viską. Pažiūrėk į kalbą, pažiūrėk į elgesį. Ir tai būna tik dvasinė kalba. Dievas mano autoritetas, aš dvasinis žmogus. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir joks Dievas nebūna autoritetas, tu matai tose dalykuose. Nepriklausomybė. O kodėl man nedaryti, ką aš noriu? Mano autoritetas tik Dievas. Aš galiu daryti tai, ką aš noriu. Mano kūniška prigimtis labai dažnai to nori. Ir mano mintis labai dažnai žino, kaip aš galiu pasakyti dvasinės aukštas frazės. Bet šitoj strategijoje yra nepriklausomybė. 7 dalykas. Subtilioj strategijoje. 3 skyriui 5 eilutė yra parašyta: Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite, nuo jo atsivers jūsų akis ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Žmogiškas mąstymas. Žmogiškas mąstymas. Šėtonas sako, pažindami gerą ir blogą. Mano klausimas būtų, į kieno atvaizdą panašus buvo sukurti Dievas ir Adomas. Dievą ir Adomas. Į Dievo. Į Dievo. Ir dabar žiūrėkite, kokią strategiją naudoja žmogišką mąstymę. Akis atsivers, jūs pažinsite gerą ir blogą. Mano klausimas būtų, ar Dievas nori, kad žmogus žinotų skirtumą tarp gero ir blogo? Ar Dievas nori ir Dievas slepia, kad tu žinotum skirtumą, kas yra gera ir kas yra bloga? Be abejonės, kad jis nori, kad mes žinotume skirtumą tarp gero ir blogo. Kame tada problema? Šėtonas naudoja savo būdą, kaip tai pažinti. Šėtonas naudoja savo būdą, kaip tai pažinti. Ir jis labai dažnai tą būdą naudoja per mūsų kūnišką mąstymą, per mūsų kūniškas mintis ir per mūsų kūną. O Dievas naudoja visai kitą būdą. Šventajame rašte sako, ne kiekviena dvasia iš Dievo, ištirkite dvasias. O kad ištirti dvasias, ko man ir tau reikia, šventosios dvasios pagalbos. Dievas naudoja visiškai skirtingą būdą. Ir jis tai pabrėžia šitoj vietoj, kad labai dažnai pasijungia žmogiškas mąstymas. Toliau, kada mes žiūrime į šituos dalykus, 3 skyriaus 6 eilutė yra parašyta, kai moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra tinkami maistui, patrauklus akims ir vieną suvalgius galima įsigyti išminties, ji paėmė jo vaisių, pati valgė ir davė savo vyrui ir jis valgė. Toliau yra abejonės dėl pagrindinių poreikių. Abejonės dėl pagrindinių poreikių. Ar Dievo motyvai buvo geri? Ar Dievas iš tikrųjų tokius dalykus davė ir susikelia abejonės dėl pagrindinių poreikių? Kas yra pagrindiniai poreikiai? Kas yra pagrindiniai poreikiai? Duona, maistas, vanduo ir drabužis. Jeigu tai turite, būkite pasitenkinę, taip sako raštas. Kodėl Dievas prižadėjo rūpintis mano ir tavo pagrindiniais poreikiais? Kad mes nenumirtume, nes to reikia mūsų gyvybei. Maisto, vandens ir be abejo neisi per miestą nuogas. Kiti dalykai jau yra daugiau ir Dievas jais pasirūpina, kada jis nori. Kiti dalykai yra troškimai, aš turiu troškimų, kiti dalykai yra prabanga. Bet sukeliamas abejonės dėl pagrindinių poreikių. Sekantis dalykas, ką daro priešai ir subtili strategija. Neteisingas pasitenkinimas. Neteisingas pasitenkinimas.
Suvalgius vieną šitą vaisių, 3 skyriaus 6 eilutėje, galima įsigyti išminties. Kur Ieva buvo? Edeno sode. Su kuo Ieva galėjo bendrauti kiekvieną dieną? Su Dievu. Su kuo jinai galėjo kalbėtis kiekvieną dieną? Su Dievu. Su kuo jinai galėjo vaikščioti kartu su Adomu kiekvieną dieną? Su Dievu. Ar dar reikia daugiau išminties? Ar dar reikia daugiau išminties? Ar dar reikia daugiau išminties? Bet jeigu tu suvalgysi šį vaisių, įsigysi išminties. Jis įsigijo neišminties. Ir jisai įsigijo neišminties. Jie įsigijo stabmeldystę. Nes jie atskleidė, kas yra svarbiau jų gyvenime. Neteisingas pasitenkinimas. Sekantis dalykas, į kurį aš noriu prieš einant į pabaigą atkreipti dėmesį, klaidinantis teiginiai. Ar jūs kada nors skaičiavote pradžios knygos 3 skyriuje, kiek yra žodžių šėtono klausime, kada jisai sako, ar tikrai? 9 žodžiai. Ir ar jūs kada nors skaičiavote pradžios knygos 3 skyriuje, kiek yra žodžių šėtono kalboje? 22 žodžiai. 9 žodžiai klausime. 22 žodžiai jo kalboje. Ir jisai užkabino. Žinot, aš labai dažnai girdžiu žmonės, kurie atvyksta į namus ir prašo pinigų. Šitas produktas tau suteiks daugiau galimybių. Perku. O kodėl nepaklausti savęs, o kokių daugiau galimybių suteiks? Ar jūs šiandien aš mažai turiu? Ar man tik tai reikia atiduoti savo pinigus ir aš tada geras tvarkytojas? A kokių daugiau galimybių suteiks? Visi testai, kaip mes bandėme šitą produktą, įrodė, kad jisai yra geresnis. A kas jį testavo? Ir kaip buvo įrodyta, kad jis yra geresnis. Kas jį testavo? Ir kas įrodė, kad tai yra geresnis? Ir jūs pastebit, kaip kartais skiriasi kai kurios dalykai, kaip vertinė. Aš nueinu kartais su savo mergaitėm, kad jom pirkti kelnes. Ir jos užsideda kelnes ir pardavėja, kuris stovi šalia kabino, sako, kokios kelnes, čia tau tik tos kelnes, kokios kelnes. Ir mano dukra truputį eina per parduotuvę ir sako, tėti, o kaip tau tos kelnes? Aš pasižiūriu į užpakalį, sakau, dukrelė, atsiprašau, tu kaip prisikakoju su tom kelnėm, ar tu nematai, ar tu eisi tai per miestą, kaip kabanti krūva. Bet žinot, va to tau trūksta. Greitai išleisk savo pinigus. Mylieji, iš tvarkytojų reikalaujama, kad jie būtų ištikimi. Stropiojo sumanimai veda į apstybę ir galų gale mes turime apgaulę. Bet žinot, kas įdomu? Šėtonas visai nediskutavo apie uždrausto vaisiaus savybės. Šėtonas visiškai nediskutavo apie skonį uždrausto vaisiaus. Šėtonas visiškai nediskutavo apie išvaizdą uždrausto vaisiaus. Jisai priėjo prie kitų dalykų, kalbėdamas su Ieva. Aplinka skiriasi ir aplinka nieko negarantuoja. Subtilus priėjimai. Kaip daryti kartais greitus, neteisingus sprendimus ir nebūti ištikimu su tuo, kad Dievas tau pavedė. 3, leiskite labai greitai ir labai trumpai pakalbėti apie pasekmes, kokios kartais būna
pasiekmes. Aš dar kartą noriu paskaityti 3 skyriaus 6 eilutę. Kai moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra tinkami maistui, patrauklus akims ir vieną suvalgius galima įsigyti išminties, ji paėmė jo vaisių, pati valgė ir davė savo vyrui, ir jis valgė. Pasekmė būna žala savo ir kitų gyvenimų. Pasekmė būna žala savo ir kitų gyvenimų. Prieš 9 metus sėdžiu Panevėžy bute ir gaunu žinutę. Žinutė labai faina. Jūs laimėtojas. O, nesakė, mano kūniškai prigimčiai ypatingi. Jeigu per 15 minučių papildysite kortelę 20 litų, jūs pusfinalį. Aš duodu 20 litų savo sūnui, jisai varo iki pirmos benzino kolonėlės, perka bitės kortelę už 20 litų, aš jam nusiunčiu kodus ir gaunu sekančią žinutę. Žinot, kokia buvo sekanti žinutė? Jūs finale. Ir 10 minučių, kad galimybė patekti Audriaus Sinkevičių kitą etapą, superfinalą, viskas. Ir rašo, po superfinalo nieko daugiau nėra. Bet per 10 minučių papildykite 20 litų kortelę. Mano sūnui sporto diena Panevėžy. Jis varo į benzino kolonėlę, pildo, aš rašau numerius ir gaunu tą žinutę po 10 minučių. Tu superfinalė, tu laimėtojas. Tik reikia vieno dalyko, dar kartą už 20 litų papildyti žinutę. Jisai varo 3 kartą į tą pačią kolonėlę. Ir aš papildau už 20 litų, jiem dar kartą bitę. Ir tik tada daina, ką aš pildau. Mano šeima turėjo turėti nepriteklių 60 litų kitą mėnesį. Nei mes norim skolintis, nei norime kažką daryti, bet Sinkevičius pridarė tokių dalykų, kurie įtakojo ne tik jį, paskui sėdi, nervuojasi, ten viduj murmė, kodėl aš tai padariau ir taip toliau. Bet taip pat ir mano šeima turėjo turėti įtaką mano neteisingų sprendimų. Mielieji, neskubėkite finansų srityje. Kartais pasekmės yra ne vien tik tai tau. Tai gali įtakoti ir kitus. Antra pasekmė. Svarbus praradimai. 3 skyriaus 7 eilutėj. Atsivėrė abiejų akis, jie suprato esą nuogi, juodu supynė figmedžio lapus ir pasidarė prijuostes. Praradimas šitoj vietoj didžiausias buvo, moteris prarado draugystę su Dievu. Tai pats didžiausias praradimas. Manau, iš šito veiksmo jinai prarado tobulą aplinką, kur jinai buvo, nuostabią aplinką. Aš nežinau, kaip jūs šeimoje, bet dėl nuodėmės, kuri įvyksta, aš ne visada turiu idealių santykių su savo žmona, jūs gal tobulesni, geresni, aš ne visada turiu idealių santykių su savo žmona. Mums reikia Viešpaties pagalbos šitoje srityje, kad jisai dirbtų, kad mes vienas daugiau pažintume, kad mes vienas daugiau su kitu bendrautume, kad aš suprasčiau savo žmonos poreikius, kad aš suprasčiau, ko jinai nori gyvenime, tą patį reikia mano žmonai, Viešpaties pagalbos. Bet matote, būna kaip kurie praradimai ir kaip kurių praradimų negali sugrąžinti atgal. Trečias dalykas, kada kalbame apie pasekmes, aš norėčiau su jumis perskaityti jums gerai žinomas klasiškas eilutes 3 skyriui nuo 12 iki 13. Žmogus atsakė, moteris, kurią tu man davei, davė man to medžio
ir aš valgiau. Tada viešpats Dievas tarė moteriai, kodėl tu tai padarei? Moteris atsakė, gyvatė mane apgavo ir aš valgiau. Ką mes turime? Pasiteisinimus ir kaltinimus. Pasiteisinimai ir kaltinimai. Moteris. O moteris sako, gyvatė. Mesgi žinome šitą strategiją. Kažkas turi būti apkaltintas, ar ne? Ir kažkam reikia suversti kaltinimus. Kitaip neišeina su žmogiška prigimtim, kad čia reikia Dievo įsikišimo, kad tu jam išpažintum, neteisintum, nekaltintum ir prisimtum atsakomybę. Ir sekantį dalyką, ką mes dar turime po tokių sprendimų, kada pasiduodama tokiai strategijai, mes turime sunkumus. 16 skyriui moteriai tarė, aš padauginsiu tavo nėštumo vargus ir su skausmu tu gimdysi vaikus. Tave trauks prie tavo vyro, o jis tau viešpataus. 19 eilutėje viešpats sako Adomui, valgysi prakaitų uždirbtą duoną, kol sugrįši į žemę, iš kurios esi paimtas, esi dulkė ir dulkė vėl pavirsi. Blogi sprendimai finansų srityje atneša tam tikrus sunkumus. Ir po to vėlgi reikia viešpatės pagalboje, kad šituos dalykus išspręsti. Aplinka, subtilus priėjimas su daugeliu dalykų, pasiekmės. Ir dabar, mėlėjai, prieš užbaigiant šiandieną, leiskite pasakyti grįžus į patarlių knygą kelis patarimus, kaip su Dievo pagalba šiai strategijai atsispirti. Pirmas patarimas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir priimti, patarlių 14 skyrius, prašau, 15 eilutė. Patarlių 14 skyrius, 15 eilutė. Patarlių 14:15. Pirmas patarimas. Leiskite perskaityti eilutę. Neišmanėlis tiki kiekvienu žodžiu, bet išmintingas apsvarsto kiekvieną žingsnį. Pirmas patarimas – netikėk viskuo, nebūk naivus, netikėk viskuo, ką tu girdi, nebūk naivus. Ir prie to norėčiau pasakyti, turėk įžvalgą išleisdamas pinigus. Turėk įžvalgą išleisdamas pinigus. Išmintingas netiki kiekvienu išgirstu žodžiu. Neleisk, kad kiti spaustų tave dėl sprendimų. Neleisk niekada, kad kiti spaustų tave dėl sprendimų. Ar jūs girdėjote tą sakinį? Kaip kurie sako, tai tavo paskutinė galimybė įsigyti. Tai tavo paskutinė galimybė įsigyti, neskubėk. Reklama dažnai žadina apetitą tam, ko tu neturi. Todėl netikėk viskuo ir nebūk naivus. Antras patarimas patarlių knygoje, aš norėčiau su jumis sugrįžti 12 skyrių ir pažiūrėti 27 eilutę. Patarlių 12 skyrius, 27 eilutė. Tinginys nekepa medžioklės laimikio, bet darbštumas yra brangaus žmogaus turtas. Antras patarimas labai paprastas. Išmok džiaugtis tuo, ką turi šiandien. Išmok džiaugtis tuo, ką turi šiandien. Trečias patarimas iš eilutės, kurią mes sakėme įvade, patarė 21 skyriui, sako, stropiojo sumanimai veda į apstybę, o skuboti į nuostolį. Susikoncentruok į tai, kas yra svarbiausia. Susikoncentruok į tai, kas yra svarbiausia. Penktadienį vakare
Pas mus su Diana atvyko 5 žmonės iš Rygos, jie norėjo pabūti Vilniui, norėjo išvykti su Pauliumi žvejybą ir norėjo šeštadienį praleisti kalbant prie Dievo žodžio. Ir be abejo, kad visą laiką tik tai nesėdėti, aš pasiūliau šitiem 5 žmonėm, 4 iš jų suaugę vyrai, kaip turi būti, o 1 berniukas 11 metų. Sakau, einame, aš jūs užkelsiu į Gedimino pilį, mes pasiruošėm per mėnesį laiko finansus, kad nupirkti bilietus. Ir kada mes nusileidome iš Gedimino pilies, diena buvo karšta, pinigai sutaupyti, ir mes einame per Gedimino prospektą, nu ir be abejo, jie mano svečiai 5 žmonės. Ir aš rusiškai jų klausiu, labai karšta, kepina, gal kažkur šaltos kavos ar šaltos arbatos aš jums galiu nupirkti. 11 metų vaikas sako, pastoriau Audriau, neleiskit pinigų, užteks ledų maksimui. Čia net neatsitiktinumas. Čia neatsitiktinumas. Dažnai, kad aš nuvažiuoju į Rygą, aš būnu su įvairiom šeimom. Kaip kurios šeimos neturi pinigų ir jie visada sako, važiuojam valgyti į restoraną. Aš klausiau, už ką mokėsite? Kelis kartus aš sumokėjau. Bet vieną kartą viena šeima 3 asmenų paskyrė man susitikimą restorane ir man turbūt viskas sukilo iki tam tikros vietos, aš labai ramiai pasakiau. Šiandien restorane jūs mokate už save, aš už tave. Ir daugiau restorano nereikėjo. Ta šeima, kurios vaikas tai pasakė, yra iš Ukrainos. Kartais geriau būti nueiti į restoraną ir suvalgyti labai ribotą porciją, negu atsirasti pas ukrainiečius namuose. Jūs žinot, koks ten svetingumas. Aš 4 kartus buvau pas tą šeimą namuose per 3,5 metų. Ir vieną kartą aš padariau eksperimentą prie tėvų ir prie vaikų, sakau, važiuojam gal į restoraną. Ir jie man pasakė, mes pavalgysim namuose maisto tiek ir tau netilps. Iš tikrųjų taip ir buvo. Vaikas mokomas namuose. Vaikas mokomas namuose. Ir vaikas susikoncentruoja į tuos dalykus, kas yra svarbiausia. Ir paskutinis patarimas, 4. Būk drausmingas. Mes sakėme patarlių 22 skyriuje, supratingas numato pavojų ir pasislėpia. Leiskite pasakyti keletą dalykų. Prašau, išleisk tik tiek, kiek leidžia tavo biudžetas. Išleisk tik tiek, kiek leidžia tavo biudžetas. Prašau, negyvenk virš savo galimybių. Negyvenk virš savo galimybių. Ištirk motyvus dėl pinigų išleidimo. Ir kitą dalyką, ko aš norėčiau pasakyti, aš galiu net paprašyti tavęs. Broliai, seserys, svečiai, neleiskite pinigų tų, kurių neturite. Neleiskite pinigų tų, kurių neturite. Jeigu jūs leidžiate pinigus, kurių neturite, leiskite tai surišti su 1 Korintiečiam 4. Jūs nesat ištikimas prievaizdas. Neleiskite pinigų tų, kurių neturite. Dar keli patarimai. Nepirk daiktų, kurių nereikia. Ir dar noriu pasakyti, net ir krikščionims. Nepirk kažko, kad padarytum įspūdį kitiems.
Bažnyčiose šiandieną to pilna. Nepirk kažko, kad padarytum įspūdį kitiems. Aplinka, mąstyk, kokioje esi. Subtili strategija, reikia Dievo pagalbos. Neužmiršk, kad yra pasekmės sprendimo. Ir patarimai iš patarlių knygos: nebūk naivus, džiaugtis tuo, ką turi, susikoncentruok į tai, kas svarbiausia, ir būk drausmingas. Bet šiandieną, prieš užbaigiant viską maldoje, aš noriu pasakyti, pinigai yra labai svarbi tema. Viena iš svarbiausių Biblijoje, bet pati svarbiausia tema yra žmogaus siela. Kur jinai keliaus po šito gyvenimo. Ir mes žinome iš Biblijos, kad nei vienas žmogus negali užmokėti tiek pinigų, kad galėtų išpirkti savo sielą. To neįmanoma. Dievas, kuris yra visų turtų savininkas, kuriam priklauso ir sidabras, ir auksas, yra tas, kuris atsiuntė savo sūnų numirti ant kryžiaus. Ir Kristus buvo tas asmuo ant kryžiaus, kuris sumokėjo pačią didžiausią kainą. Kaina buvo jo kraujas ir kaina buvo sumokėta, kad nuodėmės galėtų būti atleistos. Nėra kito kelio į dangų, kaip tik Jėzus Kristus. Ir jisai sako, aš esu kelias, aš esu tiesa ir aš esu gyvenimas. Raštas sako, kad Dievo žodžio tiesa ir Evangelija įtikina. Ir raštas sako, kada Dievo žodžio tiesa įtikina, Dievas kviečia žmogų iš jo malonės tikėti ir atgailauti. Dievas kviečia žmogų tikėti ir atgailauti. Be Jėzaus Kristaus žmogus yra pražuvęs. Be Jėzaus Kristaus žmogus yra pakeliui į pražūtį. Biblijoje tą vietą vadina pragaru. Ir tik per Jėzų Kristų žmogus gali būti išgelbėtas amžinybei, praleisti visą laiką su dangiškuoju Dievu. Mes nenaudojame čia jokių psichologinių manevrų, sukalbėk maldą, padaryk kažką. Mes nenaudojame šitoj vietoj muzikos, kad veikti jūsų emocijas, išeik. Mes norime aiškiai pasakyti Evangelijos žinią. Kristus numirė, buvo palaidotas, prisikėlė. Žmogus yra nusidėjėlis ir stokoja Dievo šlovės. Nuodėmės alga mirtis, nieko kito. Dievo malonės dovana, tai tik tai dovana, amžinas gyvenimas per Jėzų Kristų. Ir jeigu tos tiesos įtakoja tavo širdį ir liečia tave, atgailauk prieš Dievą ir tikėk viešpačiu Jėzumi Kristumi. Aš kviečiu, kad mes atsistotume ir pasimelstume.